Tradiciškai, kaip ir kiekvieną savaitę, su jumis sveikinasi lektorius, psichologas Audrius Ivanauskas. Sveiki atvykę į mano kanalą. Na ir šiandien vėl tradiciškai galiu pasakyti, sveiki atvykę į išminties minutėlę. Išminties minutėlėse mes paimam kažkokią vieną svarbę psichologinę, filosofinę, gyvenimišką temą ir apie ją šiek tiek pamastome. Tai nieko nelaukdami, pradėkime išminties minutėlę. Taigi, atėjo laikas išminties minutėliai. Kiekvieną savaitę stengiuosi padaryti naują išminties minutėlę. Ir jau tų išminties minutėlių jau yra labai daug, buvo įvairių temų. Na, o šiandienos tema bus apie meilės trūkumą. O gal nėra to trūkumo? Galbūt viskas gerai ir pasaulyje žmonės vienas kitą myli, vienas kitam padeda, vienas kitą palaiko, vienas kitų rūpinasi ir taip toliau. Klausimas, ar žmonės moka mylėti? Štai kur klausimas. Nes kai pažiūri į tai, ką rodo žinios, tai, ką galima paskaityti įvairiose žinių portaluose, ką dažniausiai ten matome? Ogi matome vien tik tai neigiamą informaciją. Kažkas kažką padarė, kažkur kažkoks karas, ten kažkas susipyko, ten kažkas išsiskyrė, tai tas ir paskaičiuoju, kad beveik vien tik neigiama informacija. Tai turiu jums klausimą, jeigu taip žinios tokią informaciją mums suteikia apie pasaulį, kuriame mes gyvename, tai čia tada kyla klausimas, o kur yra meilė? Ar yra meilė tavo kasdienybėje, kur tu gyveni? Ar tu matai gerus darbus? Ar tu turi gerų pavyzdžių, autoritetų, kurie parodo tau, kaip reikia mylėti? Nes iš kur žmogus gali išmokti mylėti, jeigu jisai nemato tos meilės? Jeigu paima kompiuterinį žaidimą, o ten šaudosi ir mušasi, kas gaunasi? Ten meilės neparodo. Jeigu įsijungia televizorių, kuriame rodo vien tik tai negerus dalykus, agresiją, smurtą, ar jis išmoks mylėti? Greičiausiai prielaidą galim daryti, kad jis išmoks, kad agresija tai normalu, smurtas tai normalu. Toks pasaulis, juk žinios apie tai parodo, filmai tai rodo, serialai apie tai rodo, parodo, kaip reikia keršyti. Pavyzdžiui, konfliktas įvyksta, susipyksta kažkas. Ir, kitas žmogus turi tokią nuomonę, tai jam reikia atkeršyti. Ir žmogus išmoksta, tai kaip čia yra? Iš psichologijos žinom, kad jeigu nori išmokti mylėti, jeigu nori išmokti rūpintis, šitie dalykai neateina iš prigimties, šitie dalykai labiausiai perimami iš aplinkos, kurioje mes gyvenam. Nes mes matom visą tai savo aplinkoj ir išmokstame, kaip reikia priimti kitą žmogų, kaip reikia bendrauti, kaip reikia išklausyti, kaip reikia spręsti konfliktus ir panašiai. Jau ne vieną kartą sakiau, kad nuo konfliktų mes nepabėgsim, kaip ir nuo streso nepabėgsim. Esmė yra nepabėgti nuo konflikto, bet mokėti girdėti, ką tau sako kitas, mokėti stengtis spręsti problemą, o ne bėgti nuo jos arba keršyti ir kariauti. Tai vat ir atsiranda tokia problema ir iškyla klausimas, o kur yra meilė? Ar yra meilė tavo kasdienybėje? Ar yra meilė tavo aplinkoje? Nes žmogus be meilės, šiame pasaulyje viskas atrodytų žmogui juoda, tamsu, niūru, baisu, liūdna. Meilė visą tai pakeičia. Meilė duoda žmogui stiprybės atsilaikyti, kai jam sunku. Kai dirbu psichologų su paaugliais, dažnai pastebiu tokį dalyką, kad
Daug lengviau tiems paaugliams, kurie susiduria su sunkumais, o su sunkumais susiduria visi, visi susiduriame su sunkumais, taip pat ir paaugliai susiduria su sunkumais. Tai daug lengviau tiems paaugliams, kurie turi mylinčius tėvus. Daug lengviau tiems paaugliams, kurie grįžę namo yra priimami, mylimi, tokie kokie yra. Daug stipresni yra tie paaugliai, kurie namuose randa užuovėją, kai tėvai jos myli ir rūpinasi jais. O pastebiu ir tai, kad tiem paaugliam, kurie yra atstumti, arba kurie neturi tėvų, arba tėvai neturi laiko, tai tiem paaugliam daug sunkiau atlaikyti tas problemas, su kuriuom susiduria, pavyzdžiui, mokykloje. Taigi meilė, supratimas, palaikymas, rūpinimasis yra be galo svarbus. Geri darbai, kuriuos mes turėtumėm matyti kaip pavyzdį savo kasdienybėje, kad galėtumėm užsikrėsti norų daryti gerus darbus, tai yra be galo svarbus dalykai. Bet kažkodėl niekas apie tai nekalba. Visi dažniausiai kalba apie blogus dalykus. Va, žiūrėk, tas ten tą padarė, tas tą padarė, tas aną padarė, šitas kvailys, šitas asilas, šitas toks, šitas kitoks, šitas nieko nesupranta. Vėl kyla klausimas, ar mes mokame mylėti? Kuo mažiau meilės, tuo daugiau pasaulyje to niūrumo. Todėl, vat ir šiandienos išmintėlėje jums užduodu klausimą, o kur yra meilė? Ar meilė yra jūsų kasdienybėje? Ar meilė yra tavo pasaulyje? Tavo toj aplinkoj, kurioje tu gyveni? Ar tu matai meilę? Užduok savo klausimą. Ir iš kitos pusės, jeigu nematai, klausimas kitas, ką tu darai, kad kiti matytų meilę? Ar tu rūpinėsi kitais, ar padedi kitiems, ar pamatai žmogų, kuriam reikia pagalbos, ar ištiesi pagalbos ranką, ar tu parodai meilę kitam? Nes tokie dalykai labai svarbu, kad yra toks posakis, pradėk nuo savęs, toks pasakymas yra. Jeigu aš noriu, kad pasaulis keistusi, turiu pradėti nuo savęs. Iš dalies šitas pasakymas yra teisingas, nes jeigu mes kažką darom, tai jau skleidžiam pasauliui meilę. Bandom parodyti pasauliui, kad yra meilė, kad yra tas geras dalykas. Ir tada kiti pamato tą meilę. Ir tada užsikrečia noru daryti tos gerus darbus, vieni kitais rūpintis. Bet jeigu mes kalbam vien tik apie neigiamus dalykus, tada dėja, bet pasaulis vėl atrodo netoks kažkoks, kokią mes norėtume. Tai va, tai šiandien tokie pamąstymai išminties minutėlėje. Prieš pabaigą dar norėčiau priminti tie, kas negirdėjot mano pasisakymo per Facebooką, tai kad galit jau rašyti klausimus, klausimų atsakymų laidai, nes artėja vasario mėnesis ir vasario pradžioje bus klausimų atsakymų laida, kurios metu ir atsakysiu į tos klausimus rūpimus jūsų. Tai va, tai rašykit klausimus, pageidavimus po bet kurio video YouTube kanale šitame, taip pat Facebook'e, Instagram'e, X'e, kas dar, Threads naujas toks išėjo, platforma tokia nauja, Telegram'e, visur, kur tik jūs esat, galite drąsiai rašyti klausimus, klausimų atsakymų laidoms. Na, o šiandien dar noriu pasidžiaugti, kad mūsų gretos didėja Contribui tinklapyje ir ten jau yra ir Gintarė, ir Kristina. Tai noriu ir pakviesti kitus, kas norit prisidėti ir paremti šitas mano veiklas. Visus kviečiu į Contribui. Ir dar kartą nuoširdžiai dėkoju Gintarei ir Kristinai. Ačiū. Ir ačiū Jums visiems, kad būnat kartu, kad spaudžiat prenumeruoti, kad dalinatės šitom išminties minutėlėm su tais, kam įdomi psichologija, kam įdomu pamastyti apie gyvenimą, kažkokių minčių pasikraut ar panašiai. Na ką, tai šiandien tiek ir iki kito karto. Ate.